Sveiki žiūrovai, aš esu organizacinis psichologas Karolis iš įmonės PeopleLink ir šiandieną trumpai aš jums papasakosiu bendrąją prasme apie psichologinius testus, kas tai yra, ir taip pat apie Tripodo siūlomus psichologinius testus. Ir pradėsiu, kaip sako, per aplinkui, privesiu palaipsniui, ar ne, kam reikalingi psichologiniai testai. Tai kiekvienas daiktas šitam pasaulyje turi savo paskirtį. Jeigu mes norim atsipjauti duonos, tai mes renkamės peilį ir lentelę, ar ne? Ir tada puikiai pavyksta atsipjauti duoną. Jeigu norim išgerti arbatos, atsisėdami fotelį, pasiemam puoduką, ar ne, ir geriam arbatą. Ir mes šitų daiktų nesumaišom, ar ne? Jeigu norim atpjauti duonos, mes niekada neimsim puoduko ir nebandysim su juo atpjauti duonos, ar ne? Nes tai būtų labai neišmintinga ir neefektyvu. Ir ne tik, kad neefektyvu, bet netgi ir pavojinga, ar ne? Nes tikėtina, kad tas puodukas galbūt sudužtų, ar ne? Ir mes patys įsipjautumėm ir reiktų tą puoduką išmesti. Ar ne? Tai kiekvienas daiktas turi savo paskirtį ir dėl to, kai mes nueiname pirkti kažkokį daiktą, tai stengiamės pasikonsultuoti, ar ne, su konsultantais, ką pirkti, pavyzdžiui, kokią žoliapjovę pirkti, kokį automobilį pirkti ar panašiai, tam, kad jisai galėtų įvykdyti tą funkciją, kurios mes norim, kurios mums reikia, ar ne? Tai lygiai tas pats yra ir su žmonėmis. Jeigu mes renkame žmonės, norėdami, kad jie mums atliktų kažkokią funkciją, tai mes turim juos suprasti ir įvertinti, ar ne? Ar iš tikrųjų jie sugebės gerai atlikti tą funkciją, kad tai yra, kaip sakoma, liaudiškai jų pašaukimas, ar ne? Nes žmonės yra skirtingi ir tikėtis, kad visi vienodai gerai atliks visus darbus yra naivus, sakykime taip, ar ne? Jeigu mes norim gero krepšininko, tai mes tikrai neimsim žmogaus, pavyzdžiui, kuris yra žemo ūgio ir kuris, pavyzdžiui, turi sveikatos sutrikimų, kažkokių problemų, ar ne? Mes kaip tik ieškosim aukšto, sveiko žmogaus, ar ne? Ir tas galioja visoms darbinėms sritims. Vieni žmonės gali geriau vienokias veiklas atlikti, kiti kitokias ir panašiai. Dėl to mums reikia to žmonės pažinti ir įvertinti, ar ne? Kiek jie atitinka, kiek jie galėtų iš tikrųjų įgyventinti tas funkcijas, kurių mes norime. Ir dabar kaip atpažinti žmogų, ar ne? Tai žmogus yra labai tokia sudėtinga, kompleksinė būtybė, kuri susidaro iš daugybės skirtingų komponentų, iš skirtingų aspektų. Ir tuos pagrindinius aspektus mums reikia visus pažinti apie žmogų. Ar ne? Tai kokie dažniausiai aspektai, kokius mes kreipiam dėmesį, tai aišku, pirmiausiai tam tikros fizinės savybės, ar ne? Vat kaip ir su to pačiu krepšininku. Jeigu reikia krepšininko, tai mes rinksimės, ar ne? Aukštą, sveiką žmogų, ar ne? Kitas dažnai kriterijus, į kurį atsižvelgiam, išsilavinimas. Jeigu mums reikia, pavyzdžiui, kokio nors aukštosios mokyklos dėstytojo, tai mes žiūrėsim, kad jisai turėtų išsilavinimą, ar ne? Trečias dalykas, į ką mes irgi labai dažnai atsižvelgiam, tai yra patirtis. Jeigu mums reikia, pavyzdžiui, patyrusio chirurgo, tai mes ir bandysime vertinti, ar tas žmogus turi, pavyzdžiui, keletą metų patirties su kažkokiom operacijom, ar ne, kad jis galėtų būti patikimas sudėtingų operacijų chirurgas. Tačiau visi šitie dalykai, kuriuos aš įvardinau, jie yra tokie, sakykime, pakankamai paviršiniai. Juos lengva sužinoti, pavyzdžiui, apie žmogaus ūgį, svorį ar sveikatą yra lengva sužinoti, bet ne viską jie pasako apie žmogų mums. Ir, pavyzdžiui, paimkime žmonės turinčius tą patį išsilavinimą, sakykime, baigusius tą patį kursą, jie gali būti labai skirtingi tarpusavyje. Vieniem gali geriau sektis darbas, kurį jie dirba, kitiem prašiau, kiti apskritai gali net nedirbti toj srity, kur baigė studijas ir panašiai. Tai tokie dalykai kaip išsilavinimas, fizinės savybės, patirtis, jie duoda mums informacijos, bet neleidžia giliau suprasti žmogaus. O jeigu norim giliau suprasti, tai jau mums reikia ištirti žmogų giliau tam tikrus mažiau apčiuopiamus, sakykime, aspektus to žmogaus. Ir čia mes jau pradedam kalbėti apie psichologinius testus. Ir psichologinių testų, aišku, yra daugybė, bet pagrindiniai testai, kurie dažniausiai naudojami ir kurie leidžia geriausiai prognozuoti žmogaus, sakykime, sėkmingumą tam tikrose profesinės srityse, tai yra asmenybės testai ir protinių gebėjimų testai. Dabar kaip ištirti žmogaus asmenybę ir protinius gebėjimus, ar ne? Jeigu mes jau žinom, kad šitie dalykai svarbus, norim juos ištirti, kaip tą padaryti, su kokiais įrankiais. Tai visuomenėje įrankių yra įvairių, pradedant nuo tokių kaip astrologija, veidotyra, įvairūs psichodinaminiai testai. Pavyzdžiui, vienas iš psichodinaminių testų yra piešimas, kai žmogaus yra paprašoma nupiešti tam tikrą piešinį ir paskui analizuojamas to piešinio turinys. Ir jeigu žmogus, pavyzdžiui, nupiešia storesnės linijas, tai yra daroma vienokia interpretacija apie jį, jeigu jisai siauresnės linijas kitokia ir panašiai, ar ne?
Bet moksliškai visi šitie instrumentai, tiek ir astrologija, tiek psichodinaminiai testai, jie nėra patvirtinti kaip patikimi. Kitaip sakant, mes negalim būti užtikrinti, kad tai, ką išmatuoja šitie instrumentai, iš tikrųjų parodys realų vaizdą apie žmogaus asmeninės savybės arba protinius gebėjimus. Tada klausimas kyla, o kas galėtų parodyti, ar ne, tą tokį teisingą, labiau tikslesnį vaizdą, ar ne? Tai moksliniai tyrimai atskleidžia, kad tiek asmenybę, tiek gebėjimus gali pakankamai gerai prognozuoti moksliškai pagristi asmenybės ir gebėjimų testai. Moksliškai pagristi testai, jie leidžia mums būti užtikrintiems, kad tai, ką iš tikrųjų norim patikrinti, kad tie testai ir matuoja tai, ką norim patikrinti, ar ne, ir kad tie testai nedaro per didelės paklaidos matuodami. Tuo tarpu, kai moksliškai nepagristi testai, jie šitų dalykų mums prognozuoti arba užtikrinti negali. Tai reiškia, mes galim atlikti testą, gauti kažkokį rezultatą, bet tai nebūtinai atspindės realias žmogaus savybės arba gebėjimus. Ir dabar gali kilti klausimas, o kiek verta daryti tokius testus? Ar ne? Nes, sakykime, pasidarom tą asmenybės testą, gebėjimų testą, tai kiek mums procentaliai leidžia tai prognozuoti, kad žmogus, sakykime, sėkmingai atliks tą veiklą, į kurią mes norime jį, kaip pasakyti, kurią norime jį užimti. Ar ne? Tai remiantis įvairiais moksliniais tyrimais, kurių yra padaryta jau labai daugybė per paskutinį 100 metų, protinių gebėjimų testai leidžia prognozuoti maždaug 40% tikslumu žmogaus sėkmingumą darbe. Ar ne? Tai iš tikrųjų yra labai didelis procentas. Jeigu atlikti vieną testą ir jau jo pagrindu galim gan neblogai prognozuoti, kiek žmogus bus efektyvus. Asmenybės testai savo ruožtu yra mažiau, kaip pasakyti, prognostinės vertės turintis, ar ne, bet irgi pakankamai nemažai galima prognozuoti, maždaug 20-25% galima nuspėti, prognozuoti, kad žmogus bus sėkmingas ar ne, tam tikroj srity. O jeigu mes apjungiam kartu protinių gebėjimų testą ir asmenybės testą, tai jau tada pasiekiam ir perlipam gan tvirtai tą 50% ribą, kur jau galima 50% tikslumu prognozuoti, kad iš tikrųjų tas žmogus bus sėkmingas kažkurioje srityje. Ir be abejonės rekomenduojama, kad prie protinių ir asmenybės testų pridėti ir kitus atrankose dažniausiai naudojamus instrumentus, kurie irgi turi gan stiprią prognostinę vertę. Tai yra, aišku, struktūruoti arba pusiau struktūruoti interviu, kurie maždaug 40% leidžia prognozuoti žmogaus sėkmingumą tam tikram darbe. Taip pat labai praverčia darbinių užduočių simuliacija. Tai tokios užduotis, kurios būtų labai artimos arba identiškos užduotims, kurias žmogus realiai turės atlikti. Ar ne? Tai šitie instrumentai leidžia maždaug 35% prognozuoti žmogaus sėkmingumo toje srityje. Ar ne? Na ir yra dar keletas kitų, kurie mažiau svarbus, pavyzdžiui, išsilavinimas, jisai tik 10% gali prognozuoti, ar žmogus bus sėkmingas, o amžius jisai apskritai beveik 0% gali prognozuoti, tai reiškia, jisai labai mažai vertingas, bandant nustatyti, ar žmogus bus sėkmingas ar ne. Pavyzdžiui, norint pasirinkti aitistą, galvoti, kad jeigu žmogus yra vyresnis, jisai atliks blogai funkcijas, tai nebūtų teisinga, nebūtų efektyvu, arba galvoti, kad jeigu jaunas, tai jis jau būtinai bus geras IT specialistas. Tai irgi ir būtų neteisinga, ar ne? Dabar gali kilti jums klausimas, o kodėl testai negali nuprognozuoti 100%, nes norėtųsi, kad padariau testą, ne, ir kaip sakant, 100% galiu pasitikėti ir žinoti, ar tas žmogus atliks funkciją savo gerai ar neatliks. Ar ne, tai čia reikėtų prisiminti žmogaus kompleksiškumą, ar ne, kad žmogus yra sudėtinga būtybė, kurią sudaro ne tik protiniai gebėjimai ir asmeninės savybės, bet taip pat daugybė kitų, sakykime taip, sudėdamųjų dalių, ar ne? Tai žmogus jisai turi ir įvairias nuostatas, žmogus turi įvairius įpročius, žmogus gyvena tam tikroje socialinėje aplinkoje, kuri gali jį apriboti, ar ne, ir jos, sakykime, tam tikras savybės. Taip pat žmogus turi sveikatą. Ir jeigu tas sveikata sušlubuoja, tai žmogus gali ne iki galo išnaudoti savo potencialą ir taip toliau. Kaip duosiu jums tokį paprastą pavyzdį. Įsivaizduokit, padarom žmogui testus ir matom, kad žmogus turi labai aukštus protinius gebėjimus, kad žmogaus asmeninės savybės irgi pakankamai optimalios ir jis turėtų gerai atlikti savo funkcijas, bet, pavyzdžiui, tas žmogus turi įprotį naktimis žiūrėti serialus, ar ne, pavyzdžiui. Ir jis visą naktį prieš darbą žiūrėjo serialą ir tiesiog neįsimiegojo tą naktį. Arba kažkokias krepšinio varžybas, ar ne. Ir atėjęs į darbą, jisai dirba tą dieną, nelabai, sakykime, kokybiškai, ar ne, nes jis yra pavargęs, neįsimiegojęs ir panašiai. Ar ne, tai vat
nors ir savybės gebėjimai žmogui leistų tą darbą atlikti sėkmingai, bet yra ir kitų dar tokių sudedamųjų dalių, veiksnių, kurie gali išmušti žmogų iš vėžių ir, kaip sakyt, neleisti jam kokybiškai atlikti darbą. Todėl mes 100% niekada negalim prognozuoti ar neatlikę keletą testų, kad žmogus tikrai bus sėkmingas. Bet galim prognozuoti tikrai pakankamai reikšmingą dalimi. Ir dabar, ką aš galėčiau pasiūlyti, jeigu jūs darote atrankas, kokie būtų tokie, sakykime, strateginiai žingsniai, kokius instrumentus būtų prasminga naudoti. Tai tokia, kaip sakyt, užduotis minimum arba programa minimum, tai sakyčiau, būtų panaudoti protinių gebėjimų testą ir panaudoti struktūruotą arba dažniausiai pusiau struktūruotą interviu. Tai reiškia patiems pravesti interviu, užduoti tam tikrus klausimus ir išsiaiškinti tai, kas jums yra aktualiausia apie žmogų. Tai pavyzdžiui, apie žmogaus patirtį, pasiekimus, apie motivaciją, kodėl jis nori dirbti toj srity arba toj įmonėj, taip pat apie problemų sprendimo būdus, ar ne, kaip žmogus susidūrė su tam tikrom problemom darbe ir kaip jie sprendė, kokias naudojo technikas, strategijas ir taip toliau. Tai čia atlikę protinių gebėjimų testą ir struktūruotą interviu, jūs jau tikrai turėsit labai solidų procentą, ar ne, gerokai perlipantį 50% tikimybės, kad jūs teisingai vertinsit žmogaus galimybės ir jis tikrai atliks darbą, sakykime, pakankamai gerai ir jūsų lūkesčius atlieps. Dabar toks midi planas, ar ne, arba vidutinių investicijų reikalaujantis planas, tai būtų atlikti protinių gebėjimų testą, atlikti asmenybės testą ir tada struktūruotą interviu. O toks jau, sakykime, maksimalus planelis būtų atlikti protinių gebėjimų testą, asmenybės testą, struktūruotą interviu ir taip pat atlikti darbinių užduočių simulaciją. Reiškia, pateikti kandidatui tam tikras užduotis, kad jisai galėtų atlikti tokias užduotis, kurios būtų labai artimos realioms darbinėms užduotims, kurios ir laukia jo realiam darbe. Tai jau tokiu atveju jūs jau būsite tikrai labai stipriai apsidraudę, kad labai gerai ištestavot žmogų ir galite jau daryti tokias labai pagristas, sakykime, prielaidas, ar jam seksis ar nesiseks. Na ir dabar pereikime tada prie tripodo siūlomų testų, ar ne, ir pabandykime aptarti, ką jie siūlo, norint įvertinti žmogaus gebėjimus ir asmeninės savybės. Tai tripodo gebėjimų testai, jie yra dviejų rūšių. Vieni yra skirti specialistams, o kiti yra skirti vadovams. Ir čia yra turbūt vienas iš pagrindinių tripodo gebėjimų testo privalumų, lyginant su kitais testais, kad jie turi skirtingas norminės grupės specialistam ir vadovam. Nes paprastai dauguma gebėjimų testų jie yra skirti visai populiacijai, reiškia visiems Lietuvos gyventojams. Ar ne? Ir kadangi jie skirti visiems gyventojams, ne visada lengva palyginti juos su vadovais arba su specialistais. Ar ne? O tripodas sudaro tokias galimybės, kad jeigu jūs norite išsirinkti specialistą, jūs lyginate jį su kitais specialistais. Jeigu vadovą, tai su kitais vadovais. Ir tripodo gebėjimų testai pagristi yra vadinama IQ arba intelekto teorija ir instrumentais. Jie turi tokį tvirtą mokslinį pagrindą. Jie yra naudojami ir universitetuose, ypatingai Estijoje, Tartu universitete, ar ne, ir yra, kaip sakyt, visuotinai pripažinti kaip rimti moksliniai instrumentai. Dabar tripodo gebėjimų testas, jisai turi normas sudarytas iš maždaug 1000 tyriamųjų Baltijos šalyse ir turi visas patikrintas reikalingas svarbiausias psichometrinės statistikas, psichometrinius rodiklius. Tai šitoj vietoj aš šiek tiek sustabdysiu skaidres, jūs galėsite pasižiūrėti į tos psichometrinius rodiklius ir patys, kurie susigaudote statistikoje, galėsite įsivertinti, kiek jisai, kaip sakant, yra validus ir patikimas. Bet šiaip apibendrintai galiu pasakyti, kad jis yra validus ir patikimas. Ir ką matuoja tripodo specialistų gebėjimų testas, ar ne? Tai šis testas, jisai matuoja du dalykus. Tai vienas dalykas, kaip greitai žmogus sprendžia uždavinius ir kaip tiksliai jisai juos išsprendžia. Ir tada remiantis tiek greičio, tiek tikslumo, sakykime taip, rodikliais, žmogus yra priskiriamas į pažengusių, vidutinį lygmenį arba į bazinį lygmenį. Dabar kokius gebėjimus galima įvertinti šio testo pagalba? Tai galima įvertinti žodinius gebėjimus, tai reiškia, kaip gerai žmogus supranta žodžius, kaip jisai gali gerai juos naudoti ir panašiai. Tada galime įvertinti matematinius gebėjimus, tai reiškia, kaip žmogus moka skaičiuoti ir panašiai. Taip pat galime įvertinti erdvinius gebėjimus,
Tai reiškia, kaip gerai žmogus savo mintise įsivaizduoja tam tikras figūras, kaip jisai gali jas lyginti tarpusavį ir panašiai. Na ir galiausiai galime vertinti loginius gebėjimus. Tai reiškia, kaip žmogus gali įžvelgti tam tikrus dėsningumus, kur tie dėsningumai nėra savaime aiškus. Kitaip sakant, pats žmogus savo jėgomis sugeba įžvelgti, ar ne, tam tikrą dėsnį ir remdamasis to dėsnio tada priimti tam tikrą teisingą sprendimą. Ir galiausiai turime bendruosius gebėjimus, kurie apjungia visus mūsų prieš tai minėtus gebėjimus į vieną visumą ir jau parodo, kaip žmogui sekėsi bendrai. Toliau skaidrėje matote keletą pavyzdžių, tai vėlgi čia, jeigu norite, galite susistabdyti video ir šiek tiek pasigilinti į tos uždavinių pavyzdžius. Yra po vieną uždavinį iš kiekvienos skirtingos skalės, kad matytumėt, kokie tie uždaviniai, kokie jie maždaug sudėtingumo ir panašiai. Na ir galiausiai galime šiek tiek peržvelgti protinių gebėjimų ataskaitą, kaip jie atrodo ir ką galime iš jos suprasti. Ar ne, tai kaip matote, kairėje pusėje yra tokia mėlyna linija ir tos mėlynos linijos reiškia, eigoje yra uždėtas rutuliukas. Ar ne? Ir pagal tą rutuliuką gali matyti, į kokį lygmenį patenka žmogus, lyginant jį su kitais specialistais. Ar ne? Tai, pavyzdžiui, žodinių gebėjimų atveju mes matom, kad čia žmogus patenka į bazinį lygį, reiškia, yra šiek tiek silpnesnis negu vidutinis specialistas šio gebėjimo atžvilgiu, ar ne? Matematinių gebėjimų atžvilgiu matom, jau žmogus patenka į vidutinį, bet arti pažengusio lygmens, tai reiškia, jis jau šiek tiek stipresnis negu dauguma specialistų ir taip toliau. Tuo tarpu dešiniai pusėje matom tokias dvi raudonas linijas prie kiekvienos skalės, kur galim vienoje matyti, kiek žmogus spėjo atsakyti klausimų, ar ne, tai tokiu būdu įvertinam žmogaus greitį, o kitoje galime matyti, kiek iš tų klausimų, kuriuos žmogus atsakė, buvo atsakyti teisingai. Tai tokiu būdu mes galime vertinti jau ir žmogaus tikslumą. Ar ne? Tai tokiu būdu mes galim turėti gerą vaizdą, kurias funkcijas protinės žmogus, sakykime, geriau atliks, kurias prasčiau atliks ir panašiai, ir kaip jisai galima jį sulyginti su kitais specialistais arba su kitais vadovais. Dabar tada pereikime prie kito testo, prie tripod asmenybės testo. Tai tripod asmenybės testas yra analogiškai kaip ir gebėjimų testas, turi dvi versijas. Tai viena versija yra skirta specialistams, kita yra skirta vadovams. Asmenybės testai buvo pagrįsti Big Five teorija. Big Five tai yra tokia pagrindinė psichologijos teorija, kuri aiškina žmogaus bruožus, kas tai yra žmogaus bruožai, kaip jie paveikia žmogaus elgesį ir panašiai. Tai tripod asmenybės testas iš principo yra Big Five analogija. Ir netgi vienas iš Big Five kūrėjų, jisai kaip fizinis asmuo taip pat dalyvavo ir tripodo asmenybės testo kūrime, kas irgi rodo, kad tie testai yra labai artimai susiję ir iš principo, galima sakyti, tripodo asmenybės testai yra tam tikra ekspansija Big Five, ar ne? Bet skirtumas tarp jų pagrindinis tas, kad tripodo testai jie yra labiau pritaikyti darbiniai aplinkai, nes jie turi specialistų normas ir vadovų normas. Kai tuo tarpu Big Five instrumentas, jisai dažniausiai turi tik tai bendros populiacijos normas ir nėra galimybės lyginti žmogaus su specialistais arba su vadovais. Na ir tada vėlgi aš pristatysiu trumpai psichometrinės charakteristikas tripod asmenybės testo, ar ne. Čia, jeigu norite, galite susistabdyti skaidrę ir patyrinėti tuos skaičiukus. Ir jeigu kils kažkokių klausimų ar minčių, tai galite parašyti komentaruose ir galėsiu detaliau paaiškinti, ar ne, jeigu bus įdomu, ką reiškia tie skaičiukai. Bet dabar tai detalės neįsiu, bet tiesiog apibendrinti pasakysiu, kad testai turi pakankamai aukštą, sakykime taip, validumą ir patikimumą. Toliau matote keletą pavyzdžių iš asmenybės testo, galite juos pasižiūrėti, kaip atrodo klausimai, tai vėlgi galite susistabdyti video, šiek tiek pasiskaityti, pasigilinti į tuos klausimus. Na ir galiausiai tada peržvelkime, kaip atrodo asmenybės ataskaita, ar ne, ką galima iš jos išskaityti. Tai kairiai pusėje matote vėlgi yra linijos, ar ne, prie kiekvienos pagrindinės skalės ir yra rutuliukas, kuris rodo, kuriame, sakykime, savybės išreikštumo lygmenyje atsidūrė tas žmogus, lyginant jį su kitais, arba specialistais, arba su vadovais. Tai dabar pabandykim trumpai aptarti kiekvieną iš tų savybių, kad būtų maždaug aišku, ką jos parodo. Tai emocinis atsakas yra savybė, kuri parodo,
kaip žmogus reaguoja susidūręs su sudėtingomis stresinėmis situacijomis. Ar ne? Ar jisai bus ramus, išliks ramus, ar jį užplūs, sakykime, taip tokios nemalonios emocijos, kurios gali paskatinti priimti kažkokius nebūtinai apgalvotus logiškus sprendimus ir panašiai. Ar ne? Tai šiuo atveju matom, kad rezultatas rodo, kad žmogus yra per vidurį, tai reiškia, jis, kaip ir dauguma specialistų, kažkiek jausmų patiria, bet dažniausiai tie jausmai per daug stipriai nepaveikia jo, ar ne, ir netrukdo, sakykime, priimti logiškų sprendimų. Toliau turime veiklos lygio skalę, ar ne? Tai ši skalė parodo žmogaus socialumą, kiek žmogus mėgsta bendrauti ir taip pat bendraudamas su kitais, kiek jisai būna aktyvus, kiek jisai mėgsta vadovauti, daryti įtaką kitiems ir panašiai, ar ne? Sąveikos stilius, jisai parodo žmogaus draugiškumą. Tai reiškia, kiek žmogus yra linkęs prisitaikyti prie kitų, būti draugiškas, nekonfliktuoti ir panašiai, ar ne? Pasitikėti kitais ir taip toliau. Veiksmų stiliaus skalė, jinai parodo žmogaus požiūrį į darbus, tai reiškia, ar žmogus atsakingai stengiasi atlikti savo kažkokias užduotis, ar galima juo pasitikėti, ar jisai bus kruopštus ir panašiai. Ir mąstymo stiliaus skalė, jinai parodo, kiek žmogus yra atviras naujovėms, kiek jis yra pasiruošęs eksperimentuoti, išbandyti tam tikrus naujus dalykus, rizikuoti, prisitaikyti prie kažkokių naujovių ir panašiai. Ar ne? Tai turim tokias 5 pagrindinės savybės ir taip pat paskui dar turime vadinamas subskales, kurios jau leidžia šiek tiek detaliau pasigilinti į kiekvieną iš tų savybių, ir jau taip konkretesnį vaizdą susidaryti. Ir žinoma, padarę šitus testus, mes visada paskui susitinkam su testuojamuoju ir pareflektuojam, ar ne, padarom tam tikrą refleksiją, paklausiam tam tikrų papildomų klausimų žmogaus, ypatingai padiskutuojam tose vietose, kur žmogus sako, kad galbūt testas neteisingai kažką rodo, kad gyvenime jisai kažkaip kitaip elgiasi, negu rodo testas, tai tada jau aišku, mes jau ypatingą dėmesį skiriam aptarti tas vietas ir įsigryninti, ar ne, kaip yra iš tikrųjų, kad turėtumėm kuo adekvatesnį žmogaus, kaip sakyti, paveikslą. Ne? Ir paskui jau turėdami tą paveikslą mes galim jau spręsti, ar ne, kiek žmogui tiks ar netiks kažkuri darbo pozicija, kiek žmogui patiks ar nepatiks ta darbo pozicija, kiek jisai, sakykime, gerai įsilies į kolektyvą arba neįsilies ir panašiai. Tai tokie pagrindiniai dalykai susijęs su psichologiniais testais ir su tripo testais. Tai ačiū Jums uždėmesį, jeigu turėsite kažkokių klausimų arba minčių, tai drąsiai pasidalinkit komentaruose ir galėsim toliau pratęsti diskusijas.